Labas rytas, pas mus jau šiandien kelinta diena yra. 10. Nebeatsimenu tų dienų. 10 vlogmas diena. Tai tikiuosi, aš čia jums labai neatsibodau, nes aš čia nieko labai ypatingo jums neparodau, nes nieko kažko labai vau neveikiu. Tai atsikėliau, nuvedžiau vaikus į mokyklą, šunis pavedžiau, dabar padariau savo jogą ir meditaciją. Tai jau šiandien, žinokit, gerai jaučiuosi. Ir vakar žiauriai džiaugiuosi, kad varėm į tą kašį. Sakau, taip turėjo būti toks fainas gavos sinchronas, nes realiai nelabai planavau varyti iš pradžių. Nes mano vyras turėjo realiai vakar kitų planų turėti ir jis turėjo kitų planų. Bet, kai man tai parašė, kad yra tos varžybos, davai varo, nu davai, sakom, čia vadina ženklas, kad turim varyti. Ir labai smagiai laiką praleidom, ir vaikam labai fainai. O dabar aš sakyčiau, įsitraukime ryto kortas, nes aš vakar jums ryto kortą žadėjau ir nebespėjau, nes namie realiai beveik nebuvau vakare. Tai dabar žiūrime, kokias čia kortas pasimkime, gal tokias klasikinės taro kortas. Ir žiūrim, ką ši diena jums atneš. Taigi turime dvi kortas, čia yra pirma korta, o čia yra antra korta. Tai tie, kas pasirinkote pirmą kortą, turime saulės kortą. Tai čia yra labai pozityvi korta, rodanti, kad šiandien viskas turi eitis puikiai, pozityvas, gera energija, šiluma, daug aiškumo. Gali sulaukti tokių kaip patvirtinimo ar gerų žinių, ar kažko, ko norėjai. Tiesiog viskas turėtų eiti šiandien pozityviai, palankiai ir tiesiog super energija. Kita korta. Dar šita korta tokia, kad tokia turi lyderės savybės ir šiandien gali tą išnaudoti. Nes šitas lyderis toks, kuris savo tą šviesą kitus įkvėpia. Toks ne iš ego, o tiesiog tu kaip saulė šiandien. Ane, bidonai? Ir antroji korta. Bidonai, nesimato mūsų antrosios kortos. Antroji korta kalba apie tokį kaip tranzitą, perėjimą iš tokios sunkesnės energijos į lengvesnę. Tokie kaip palieki sunkumus už nugaros, gal kažkokios buvo situacijos, ar energijos, ar nuotaikos, nekokios, tai šiandien tą dieną, kai jau geriau, gal nėra ten, kad būtų super viskas gerai, bet jau geriau, jau toks truputį persitvarkymas vidinis ir kita korta iš praktiškesnės pusės tai gali būti apie tai, kad išsivalyti, tarkim, namus, ten tą chaosą, visą sutvarkyti, pakeisti energiją, išeiti iš tų tokių nemalonių situacijų, žodžiu, tokia jau eina gerin viskas. Ir dabar dar trauksim kortas. Tai šiandien jums labiau gal parodysiu, ką aš veikiu, nes šiaip planuoju varyti iki miesto, man reikia kelių dalykų pažiūrėti. Bet dabar Instagram'ai traukiam kortas ir mano tai Instagramo kortų skaitimai, rytinių kortų dalykai pradėjo truputį vėluoti valandų prasme, nes aš noriu savo tą meditaciją realiai ryte daryti. Bet aš neatsikeliu, vakar iš vis nuėjau miegoti apie 2 valandą, Tai aš neįsivaizduoju, kaip aš šiandien atsikėliau 7 ir nebuvau užsimiegojus ir aš norėčiau atsikelti anksčiau, kad tą savo jogą pasidaryti ryte, nes užtrunka ilgai, apie 4 minučių su viskuo ten. Bet kadangi mano rutina tokia, kad aš nuvedu vaikus, išvedu šunis ir tada darau tą jogą, tai dabar jau ir pas mumis po 11 ir tai dabar keliu rytinės kortas. Ir tie, kas manęs neseka Instagram'e, jeigu norit pamatyti kortas, nes šiandien bus truputį kitaip, šiandien bus atsakymas taip arba ne į jūsų užduotą klausimą. Tai galit mane pasiekti, aš čia paliksiu, galit pažiūrėti. Ir dabar trauksim. Aš nežinau, kas yra, bet trečia grupė man nebekrent, 2 ar 3 dienas iš eilės padeda, tai vadinasi turi būti 2 grupės. Tai jeigu norit sužinoti, ar jūsų klausimą atsakymas taip arba ne, eikite mano Instagram ir pažiūrėkite. Tai labas vakarėlis. Aš užkimau dar labiau, aš šiandien biškį sušaliau. Nieko daug neprifilmavau, šiandien tokia apėmė mane toks mieguistumas, aš matyt vakar pavargau tą kašį žiūrėdama, nes aš nuėjau miegoti 1:30 ar netgi apie 2. Dar šiandien sugalvojau, žiauriai norėjau varyti į kašį pamėtyti. Ne dėl to, kad vakar mane ten įkvėpė, bet, iš tas įkvėpė, bet man patinka kašį mėtyti. Ir aš visą savaitę norėjau varyti į krepšinį pamėtyti, bet būdavo vis laik šlapė.
Ir šiandien važiavau į miestą ir įsimečiau tiesiog kamuolį į mašiną ir aš žiūriu, tas mano kamuolys, bet to mano kamuolys yra ne šiaip kamuolys, mano kamuolys dabar neturiu šalia, negaliu parodyti, mašinį palikau. A ne, yra kažkur namie, palauk, parodysiu. Tai mano kamuolys yra ne šiaip savo koks iš Decatlono. Mano kamuolys yra Šiaulių komandos kamuolys, pažiūrėkit. Nežinau, ar aš galiu jį turėti realiai. Baltic Basketball lygos kamuolys. Ir man, nežinau, ar su juo per varžybą žaisdavo, ar tiesiog Šiaulių komanda treniruodavas. Nes turiu, taip sakant, kontaktų Šiaulių komandai, kas ten nežaidžia, bet padeda, tai ačiū tam žmogui už kamuolį, kuris tarnauja man Turkijoje. Ir šiaip aš šitą kamuolį nešiodavus į mokyklą, kai dirbau, tai visą laiką būdavo, dabar visi mokytojai, mes ten turėjom spintą arba savo spintelės, ten kiti mokytojai, mes anglistai turėjom savo bendrą spintą. Ir kai tada į spintą pas visus tiesiog ten tašės daiktai, kokie makėžinė, pas mane kuprinė ir kamuolys, nes aš eidavau per laisvas pamokas, kai nebūdavo sporto salėje, sporto pamokos fizinio, eidavau ką aš pamėtyti, nes man nepatikdavo tiesiog sėdėti, ten pliotkai, tiesiog ten mėgdavo, žinot, kaip visi pasidėti, pašnekėti, ką reikės atsigerti, aš eidavau ką aš pamėtyti. Ir aš jį pasiėmiau, jis balkone buvo ir jis man belekai buvo išleidęs, nes ir šalta ir aš ilgai nemėčiau. Ir šiaip, nežinau, išleidžia turbūt kamuolį, nes man būdavo ir mokyklų, kad po poros mėnesių išleidžia biškį nedaug. O dabar aš realiai su juo mėčiau, tai mokyklų tik tais, tai kada čia buvo, gegužę, birželį turbūt dar mėčiau. Ir sakau, tai nuvarysiu čia į prekybos centrą, kadangi variu, nuvarysiu Decatloną, paprašysiu, kad man pripūstų, dar pompą nusipirksiu. Tai nusipirko pompą su adata, nes žiauriai pigiai kainavo ir man pripūtė ten toks berniuks, tai jis tą kamuolį pasiėmė, apžiūrėjo. Nes tas kamuolys, manęs yra Turkiai klausė mokykloj, sako, ar čia Bešiktaš komandos, kaip vakar, kur mes žiūrėjom varžybas, nes Bešiktašo komanda yra juoda balta. Tai ne, čia yra Šiaulių komanda, kurios turkai nežino, aišku. Nes turkai tai žino Žalgirį, nes kas, jeigu turkam pasakysi, kad iš Lietuvos esi, Litvanija, labai dažnai sakys, ar Ispanija, nes jiems pasigirsta Ispanija, nes Litvanija, Ispanija jam panašiai skamba, bet tie turkai, kurie domis bent kiek krepšinių, tai jie žino, kas yra Litvanija ir nekart man yra sakę, o ten tas yra nas, dabar ypač žino daug kas žiūri Kašinas, Jaskevičius, yra Fenerbahčei, treniruoja. Tai ir čia mūsų rajone yra tas Fenerbahčės, tas visas stadionas, tai mes jau su vyru sakėm, gaudysim, kada bus tokios varžybos, Fenerbahčės varysim palaikyti. Nežinau, ar čia tik tais mes planuojam, ar taip ir darysim, tai čia klausimas. Ir aš nuvariau pamėti ir pas mus čia prie namo yra netoli 2 aikštelės krepšinio, tai nuvariau į vieną, kuri yra naujai padaryta lauke. Tai tiek balų daug, nes visą dieną lyjo, ten saulės, taip į tą pusę nešviečia saulė, tai šlapia, tai nuvariau į kitą, tokia biški senesnė. Gerą valandą pusantros prasimėčiau ir aš po to sušilus buvau, dar vaiko laukiau, kol pasibaigs pamokos ir aš jaučiu biški sušalau, nes aš jaučiu man gerklę kabina. Taip sakant, nebe tas amžius, kad nuvarai va taip su megztuku pamėtai, sušyli ir po to toliau sau gali lakstyti. Bet nieko prasimėčiau, bet nieko nefilmavau, nes tiesiog norėjau pamėtyti, savo ramiai, fainai pabuvau. Ir netgi galvojau, ar man tą video šiandien kelti, nes jis žiauriai trumpas yra. Bet galvoju, nenoriu dienos praleisti, šiandien bus toks trumpas video. Nežinau, ar girdite laukia muziką groja, nes šiandien tas jau, šiandien trečiadienis, tai nežinau, koks yra jų tas to kalėdų naujų metų, to miestelio, koks jų tvarkaraštis, kada grupės groja kažkas tą muziką. Tai va dabar groja, galiu parodyti pro langą, nes fainai buvo, čia sėdžiu, aš žiūrėjau Samoškos video, žiūriu įkėlę naują video, tai žiūriu fainai buvo pažiūrėti. Ir girdžiu groja laukia muzika, tai aš jums parodysiu, kaip ten atrodo, kiek čia matysis. Tai va tiek šiandien iš manęs vaizdų, nieko šiandien nenuveikiau realiai, šiandien tokia jaučiuosi. Aptingus, aš manau, kad aš biškai sušaliu dėl to. Apstvarkau tiesiog namus, net nieko, nei filmavau, nei ką, nei tą kivalį galiu kažkaip. Ir aš nesu tas labai mėgėjas žmogus, čia visokį, kiekvieną filmuoti, nes aš kai filmuodavau, kad pavyzdžiui, tokį savaitę kartą vlogą, tai jo, ten tu viską pafilmuoji, dabar kai kiekvieną dieną, tai kiekvieną dieną nenoriu filmuoti, kad ai, čia dabar tvarkaus kambarius, darau valgyti, nes realiai tokius dalykus, kiekvieną dieną mes visi darom daugiau ar mažiau.
Tai tiesiog norėjau pasidaryti ir savo dalykus darytis. Dabar realiai aš laukiu, kol mano vyras grįš iš sporto, nes man dar liko vieną meditaciją padaryti, kad man vaikai netrukdytų, kad neteitų man į kambarį. Ir eisiu jau po truputį miegoti, nes jau realiai ir miego noriu. Tai susitiksim rytoj ir tikiuosi rytoj kažką aš įdomesnio veiksiu, jeigu aš nesusirgsiu, bet neturėčiau, aš tiesiog mano biškį sušaliu, jaučiuosi pavargus, kas manau yra normalu, kai neišsimiegi gerai. Ir jaučiu tiek, nes jaučiu nieko nebeturiu ką jums pasakyti. Tai ačiū, kad žiūrit ir susitiksime rytoj, iki.